Dirba TV3 žinios, jų studijoje Rokas Petkevičius. Sveiki šeštadienio vakarą. Kviečiu naujienų ir sakau ačiū, kad žiūrite. Ypatingas naktinis reidas. Policija tikrino ne tik vairuotojų blaivumą, bet ir ieškojo narkotikų automobiliuose. Įkliuvo girtas futbolininkas, legionierius iš Angolos. Perpildytos Gazos ruožo ligoninės kieme griaudi sprogimai ir liejasi kraujas. Prancūzijos prezidentas Makronas garsiai reikalauja Izraelio paliaubų. Besiskiriančių verslininkų Sodaičių šeimoje nauja drama. Nepasidalinantis milijonų sutuoktiniai lieja ašaras dėl laiko pabūti su sūneliu. Tai yra ne žmogus, tiesiog aš neturiu žodžių, iš kur tiek neapykantos. Pykčio, noro kenkti ir vaikui, ir man. Parašė pareiškimą, kad galimai apsvaigęs. Klaipėda skelbia kovą potvyniams, rekonstruoja nuotekų sistemas, valdžia jau žino, kieno piniginę papurtyti. Viena iš galimybių spręsti tai yra gauti lėšas iš Grigeo kampanijos. Trūkstant pinigų keliams tvarkyti, kai kurie seimūnai siūlo Lietuvoje mokamus kelius. Kaip Lenkai sakė, buvo įdėgę šitą sistemą, tai ten už 100 kilometrų buvo 5 centai. Bet Lietuva yra per maža. Skvernelis įvardyja, ką jo vadovaujama partija kels kandidatų prezidento rinkimuose. Mūsų kandidatas turės gerokai daugiau ką pasakyti, ne iš teorijos kažkokios tai, bet iš praktikos, kalbant apie prezidento funkcijas. Opozicija nusitaikė į privačias mokyklas ir gydymo įstaigas. Abejoja, ar joms reikia biudžeto lėšų. Tuo tarpu juos tebegaunantis verslininkai iš tėvų godžiai lupa. Landsbergienė gražiai aštriai atsakė, čia mano toks verslas ir kiek jinai nori, tiek jinai prašo. Druskininkų meras susimojo kurorte turėti jūrą, kaip saulėtoje Ispanijoje ir Graikijoje. Ir įėjus į vidurį tu užmirši, koks metų laikas. Galėčiau vertinti kaip viešųjų ryšių visų pirmoje vietoje akcija. Merui reikia dėmesio. Šeštadienio TV3 žinios kviečia ir į šeimyninį porceliano muziejų netoli Panevėžio. Už jį sumokėjau 100 eurų, bet šiaip jis turėtų kainuoti kokį 1500. Naktį Vilniaus kelių policijos pareigūnai surengė girti vairuotojai. Vienas jų Nevėžio Nevėžio futbolo komandos legionierius. Žaidėjų iš Angolos nustatytas lengvas girtumas. Vilniaus senamiesčio prieigose vyksta ypatingas reidas. Vilniaus apskrities kelių policininkai į pagalbą pasitelkė ir specialios parengties